Šis 19 amžiaus išradimas atrodo kaip amžinas variklis, bet ar taip yra iš tiesų? Čia Krukso radiometras. Jis gali matuoti spinduliuojamą šilumą. Kuo spinduliuojama šilumos daugiau, tuo lapeliai sukasi greičiau. Bet kodėl? Kruksas pradžioje galvojo, kad tai vyksta dėl taip vadinamo šviesos slėgio. Matote, nors šviesa neturi masės, ji gali perduoti impulsą. Ir 19 amžiuje tai buvo galima nuspėti iš Clarko Maxwello elektromagnetizmo teorijos. Deja, Krukso radiometras elgėsi priešingai nei matė Clarko Maxwello teorijos. Šviesos slėgis nuo ledinės lempos turėtų būti lygiai tas pats efektas, tačiau kaip matome, vos sukasi. Nors šviesos srautas tas pats kaip kaitrinės lempos. Matote, lapeliai turėtų suktis stumiami į atspindinčią pusę. Tačiau kaip matome, jie sukasi stumiami į juodąją pusę. Tiesa yra ta, kad prie juodosios pusės yra tiesiog karščiau, nes juoda pusė sugeria šilumą. Kadangi karščiau, ten yra daugiau greitai judančių dalelių, greitai judančios dalelės trankosi į juodąją pusę, sukelia ten didesnį slėgį ir juoda pusė stumiama. Kuo karščiau, tuo daugiau.